Labas rytas, šiandien einam į Fremont Street, tai visokių ten pramogų ir blizgesio gatvę. Einam pėsčiomis, reiks eiti apie valandą ir einam anksti ryte, apie 9, nes dabar tik 33 laipsniai karščio, o diena bus virš 40. Taip kad reikia ten eiti kuo anksčiau, ten dangoraižiai. Ir ten, kai saulė šviečia, tai būna šešėliai ir nėra karšta pačioje šitoje gatvėje. Štai kaip žmonės gyvena. Šiukšlėse tiesiog. O miesto vidurys blizga. Čia tiesiog šiukšlynai. Labai daug valkatų. Prašo išmaldos, ar šiaip vaikšto, purvini ir tiesiog baisu. Galima čia važiuoti autobusais, galima Uber įsikvies, arba yra tokia Lint programa. Nėra taip labai jau ir brangu. Tik tai sunkiau rasti, jeigu sustojimus visus tikslius, nes jeigu tik tai vėluosi, tai jie vėl atskaičiuoja, prideda pinigų. Štai kaip įdomiai, ant betoninio pagrindo stato daugiaaukštį medinį namą. Turbūt matyt labai kieta mediena, bet ir iš vis jie mėgsta medinius namus. Matyt ne taip karšta, ir nežinau kodėl, gal pigiau. Atsigėrėm kavos kolonėliai, tarp kitko kolonėliai, kavą galima labai pigiai nusipirkti, $2 su keliais centais, kai viešbutyje kava ir arbata kainuoja 6 kažkur, tai ir daugiau gali kainuoti $1. Ir kokybė tikrai prastesnė, negu dabar gėrėm kavą kolonėliai. Žinoma, ne visose vienodai, būna ir birzgaliukas, bet šį kartą išgėrėm labai skanios kavos. Ir pasirinkimas buvo visoks nemažas, su ledais, be ledų, su skoniais, ko tik nori. Žiūri tik tai šito puodelio dydį, daugiau nieko neskaičiuoja. Jau netoli nuo centro, pasikeitė rajonas, daug švaresnės gatvės, nesimėto šiukšlių krūvos ir nesimato bedarbių ir valkatų. O kokia vedybų bažnytėlė. Su širdelėm.
jau turbūt priėjom šitą Frimont gatvę. Manau, kad tai gatvė yra tiesiog po stogu, kad nebūtų karšta. Tai matote, ten toliau didelis kupolas. Policija kažką tai veikia. Tai šitą gatvę prasideda. Ten policija pasirodo sugavo kažkokį tai nusikaltėlį uždėjus antrankius, tiesiog nenoriu filmuoti. Ir čia prasideda suvenyrai. Kitoj pusėje irgi. Tai matosi, Frimont Street. Ant lubų keičiasi reklama, atrodo įspūdingai. Gatvė. Yra prašančių išmaldos, bet yra ir darbščių vyrukų, štai pina tokias gėlytės iš kažkokių tai žolių ir pardavinėja. Čia matyti šau. Einam atgal iš Frimont gatvės. Frimont gatvė apie 300 metrų tik tai. Dabar kitų kelių einam atgal. Čia dar truputį tvarkingiau. Gana tvarkinga, bet ubagų ir čia yra tiesiog ant gatvės sėdi. Saulės baterijos ir kaktusai. Čia ir gatvės plaunama. Jaučiasi, kad visai kitoks rajonas. Lėšų nuo plovimo. Prie angliško viešbučio. Tai tokie gėlynai ir piešiniai. Ir kokios gėlytės gražios. Koks puikus katinukas. Audio baras.
Art Square. Čia taip pat Beaton Art. Knygos. Užėjome į antikvaro parduotuvę. Didžiulė. Čia žinoma visokio bus ir gerų dalykų. Ir paprastų labai. Labai nebloga parduotuvė, yra ir gražių dalykėlių pasirodo. Ir labai didelė. Tai koksai indėnas. Tikrai norėčiau, kad jis atsirastų mano namuose. Drakonas puikus. Pažiūrėti, kas yra šitam viščiukų restorane. Tokią kavinę, prabangesnę, eidami iš Fremont gatvės. Ir čia bandysim pavalgyti. Paėmėm tokį jautienos patiekalą su skrudinta duona, kiaušiniais. Apačioje yra jautiena gabaliukais ir bulvėm. Visas šitas prabangus patiekalas kainuoja $21. Mūsų kaviniai dar kepa štai tokias bulkutės vietoj ir gali pasimti įsinešti. Taip pat yra baras, galima vietoje išgerti. Einam pavalgę, sotus ir laimingi. Mokant toj kavinėje, kur buvom, tai negalime neima grynųjų pinigų, tik tai iš kortelės. Ir automatiškai reikia įrašyti, kiek duodi arbatpinigių. Be arbatpinigių tiesiog neleidžia nuspausti, įvesti pinigų, tai yra iš kortelės. Siūlo mažiausiai 18%, bet galima įvesti ir savo, kiek tu gali duoti. Ir štai šitoj meno gatvelė visur išpaišyta. Daug labai galerijų, parduotuvių, senienų. Štai Mona Lisa žiūrimus. Vandens nedaug, bet yra kam saugoti.
ir milžiniški televizoriai. Give it up.